puikiai suprantu, kad dabar turėtų būti mano trumpa, kilni kalba. Bet aš noriu truputėlį nusižengti. Ir štai kodėl. Aš čia dabar tėvams sakau, į mane pasižiūrėjus puikiai matosi, kad pedagoginis stažas didelis. Ir tų egzaminų buvo gausybė, vien tik šitoj mokykloj 30 egzaminų. Bet šiais metais kažkodėl taip susiklostė, kad aš čia, šitoj aktų salėj, vykstant pirmam lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui raštu, mergaitė padėjo savo rašinį ir aš gal savo laimiai. Jį pakėliau, užsidėjau akinius ir skaitau. Ir turbūt mane pritrenkė minties gilumas. Galvoju, kiek jie daug išmano, žino, jaučia. Ir aš paskui pradėjau nagrinėti, kodėl taip atsitiko su manimi. Ir radau priežastį. O priežastis buvo tame, kad vėl šitoj pačioj salėje yra esant tom pačiom šakom, sausom iš karto buvo sausos. Aš irgi taip pat ekspromtu, kad vėl po to, kad matomai man atraportavo. Aš dabar čia sėdė priešais mane ir prieš jūs. Atvedė į pirmą klasę 31 laidą. Ir tada jie buvo įsikibę į jūsų rankas. Atkreipkite dėmesį, baronas diplomatas. Nesakau, 11 metų jaunesnės mamas. Aš šito nesakiau. Buvo įsikibę į jūsų rankas ir nespėjo prabėgti 11 metų ir jie pasidarė protingi. Ir gražus, gaila, kad suolai šiandien negerai sustatyti, bet jūs jau po akto pasižiūrėkite į akis, jų ir matysis, kad jie ne tik gražus, bet ir protingi. Pasipažinti, kodėl tai aš norėjau pradėti šitą baigiamąją. Aš dėl dviejų priežasčių. Dėl to, kad dabar jau galėčiau pasveikinti 12 su mokyklos baigimu. Ir pažymėjimai, kurie taip ir vadinasi brandos. Vadinasi pasveikinti ir su branda. Ir aš dar turėjau uždavinį padėkoti mokytojams, kurie, kaip sakant, prie jų brandos irgi pridėjo savo ranką. Gaila, kad šiandien mūsų čia
kiek mažai, bet aš noriu pasveikinti ir tos, kurių nėra, ir pradėti nuo pradinių klasių. Pati pradžia visuomet būna sunkiausia ir pradinių klasių mokytojams buvo tikrai sunku. Vaikų mokyklos baigimo proga padėkoti ir tėvams. Jeigu mokytojai pridėjo ranką, prie jų koja subrendo, tai tėvai abi rankas. Ir tėvai puikiai jautė, matė, stebėjo, dalyvavo, gal net daugiau pergyveno negu vaikai. Ir noriu tėvams pasveikinęs jūs, noriu palinkėti, kad jūs ateity iš jų, panaudosiu tokį žodį, apturėti laimę ir džiaugsmą. Ir man visuomet labai smagu tėvus, ir dabar čia reikėtų dėti brūkšnelį savo buvusius mokinius. Ir palinkėti visą tai, ką kiekvienas savo patys linkite. Ir dar šiais metais taip susiklostė, kad 3 mamytės aš norėsiu asmeniškai pasveikinti. Mokytoja Verbickaitė perskaitys pedagogų tarybos protokolą. Kauno Julijanos vidurinės mokyklos pedagogų tarybos posėdžių įvykusio šių metų birželio 18 dieną nutarimas numeris 10. Pedagogų taryba, susipažinusi su 12 klasių mokinių metiniais egzaminų ir galutiniais pažymiais, remdamasi Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos 1992 m. vasario 5 dienos bendrojo lavinimo mokyklos mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir baigiamųjų egzaminų instrukciją nutarė: 1. Apdovanoti sidabro medaliais šiuos mokinius 12 A klasę. Bartninkaitė Rasa. Rasa, tu čia atsistok. Aš noriu visiems parodyti. Reikia akinius susidėti. Medalis. Sidabro, vytis. Šitoj pusėje parašyta Lietuvos Respublika, kultūros ir švietimo ministerija. O čia gal kryžius, ne? Nu, mes nutarėm, kad čia kryžiaus kažkokia atrodo. Ir parašyta už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį. Mokytojas Čižauskas nustatė, kad čia yra daug sidabro.
Po 5 metų reikia. Dar nebuvo. Pasirašo pedagogų tarybos pirmininkas Baronas, pedagogų tarybos pirmininkas. Mes daug žodžių pasakėm mūsų mokytojam per šimtadienį. Daug žodžių pasakėm per paskutinį skambutį. O šiandien dar kartą mes norėtumėm jiems padėkoti už tai, kad jie mus visus 37 surinko į vieną 42 laidą. Ir prisiminimui kiekvienam iš jūsų mes norėtumėm padovanoti knygą, kurioje įrašėme žodžius. Tik juos slepia toks mažas popierinis lėktuvėlis. Taip pat mes labai norime padėkoti mūsų gerbiamom, mylimom auklėtojom. Ačiū Jums, auklėtojai. Dabar norėtumėm padėkoti mūsų anglų kalbos mokytojai. Informatikos mokytojai. Taip pat labai norėtumėm padėkoti mūsų jaunai žaviai muzikos mokytojai. Taip pat nuoširdų ačiū tariame mūsų fizinio lavinimo mokytojams. Norėjom padėkoti ir mokytojai Rusickienei, kuri kurį laiką pavadavo mūsų auklėtoją. Ačiū Jums. Ir dar norėtumėm padėkoti mūsų tikybos mokytojui Erikui Augustinui Paulauskui.
Dėkojam, kad jūs mus rėmėt visus šitos mokslo metus, kuriuos mes mokėmės. Taip pat labai ačiū už nuoširdų šimtadienį. Ir aš tikiuosi tokias pat šaunias išleistuves. Ačiū. Tadui vadovaus partijos vykdytojas. Šiandien mūsų šventė, galima sakyti, padvigubėjo. Mes turime 6 abiturientus, kuriems šią vasarą sukanka 18 metų. Todėl mes visi kartu juos pasveikinsim, gerai? Pirmiausia, norėčiau pasveikinti birželio mėnesį gimusius. Tai mūsų kartu, galima sakyti, sveikinam ir su varduvėmis, mūsų klasioką Joną. O štai ir Jono tortas. Taip, o dar birželio mėnesį yra gimusi mūsų Birutė. Ir paskutinysis birželio mėnesį gimęs Tomas. Tomas. Gerai, nesipalauk. Tuomet Liepa. Liepos mėnesį gimęs mūsų Vitauras.
Vieno nėra, įsivaizduokim, kad jis stovi. Jauni žmonės, kuriems šią vasarą 18. Palinkėkim jiem pačiu svarbiausiu, kad jų visos svajonės, visos šią vasarą išsipildytų. O dabar ne tik mūsų A klasės draugus, bet ir B klasės draugus, gimusius vasarą, sveikina mūsų muzikantai. Tikriausiai daugelis iš jūsų yra skaitęs prancūzų lakūno Antoine de Saint-Exupéry Mažąjį princą. Ir prisimenat Mažojo princo kelionės po visatą, kelionės po gyvenimą. Jis aplankė daug planetų, jis aplankė daug žmonių. Šiandien mūsų išleistuvių vakarą. Todėl dar kartą kviečiu visus pakeliauti su Mažuoju princu. Gaila, bet jūs šiandien nepamatysit gražaus vaidinimo ar kažką į panašaus. Šiandieną jūs pamatysite paveikslus. Gyvuosius paveikslus, kuriuose gyvena žmonės. Ne, jie nejudės, jie bus paveikti. Įsižiūrėkite juos. Galbūt vienas iš jų bus jūsų sielos paveikti. Ir dar. Gaila, kad mes negirdim paveikti kalbos. O jie tiek daug mums nori. Įsiklausykite. Galbūt šį vakarą įvyks stebuklas ir mes išgirsim, ką mums pasakys mūsų sielos paveikslas. Taigi, visus maloniai kviečiu į gyvųjų paveikslų parodą, į kurią įeinant ant durų perskaitysit Antoine de Saint-Exupéry Mažasis princas. Galima atsisėsti. Ir sakau tavo atsisėsti.
atsakė karalius, didingai patraukdamas vieną savo šermuonėlių mantijos skverną. Tačiau mažasis princas stebėjosi. Planeta buvo labai mažytė. Kam čia karalius viešpatavo? Jūsų didenybė. Atsiprašau, kad paklausiu. Įsakau tavo nepaklausiu. Jūsų didenybė. Kam jūs viešpatavo? Visam kam? Didingai atsakė karalius ir mūsų broliai į savo planetą, į kitas planetas ir žvaigždes. Visam kam? Visam kam, atsakė karalius, nes tai buvo ne tik absoliutinis monarchas, tai buvo pasaulinis monarchas. Saulės žvaigždės labai keista. Tarė savo keliaudamas mažasis princas. Užbaigė kirtuoklis ir daugiau nieko nepasakė. Mažasis princas suglumęs nuėjo toliau. Saulės žvaigždės iš tikrųjų labai keista. Kalbėjo jis pats savo, leisdamasis vėl į kelionę. Ketvirtoji planeta priklausyti Sniegui. Labai diena. Tarė mažasis princas. 3 ir 2, 5, 5 ir 7, 12, 12 ir 3, 15, labas 15 ir 7, 22, 22, 26, 28, neturiu laiko, 26, 5, 31, taigi iš viso 501 milijonas 622 tūkstančiai 731. Ko 500 milijonų? Žvaigždžių. O ką tu darai? Nieko, aš jas turiu, aš 100 žmogus. Kaip galima keisti žvaigždės? Aš turiu žvaigždės todėl, kad niekam lygi manęs nebuvo atėję į galvą jas turėti. O ką su jomis darai? Aš jas valdau, aš jas skaičiuoju ir perskaičiuoju, kaip sunkus darbas, bet aš 100 žmogus. Saulės žmonės tikrai kažkokie ypatingi. Penktoji planeta buvo labai įdomi. Ji buvo iš visų mažiausia. Joje išsidaro gyvenęs žuvintas ir jo uždegėjai žiūrintininkas. Tas žmogus daro tikrai šalinėlį amžių. Bet jo nesąmonės nedidesnis negu karalius Šmergo ir Vyto. Jo darbai. Laba diena. Kodėl tu dabar uždėdį tą gatvę žydinam? Taip nustatyta, labas vakaras. Nieko nesuprantu. Neleidžia ko nesuprasti, kad nustatyta, tas nustatyta. Labas rytas. Ir jis užgesino gatvės žibintą. Šitą visi kiti nepalaikytų. O jis tik vienas man atrodo juokingas. Gal todėl, kad rūpinosi kuo kitu, o ne pačiu savimi. Jis apgailestaudamas atsiduso ir pridūrė pats savo. Šitas vienintelis, su kuriuo būčiau galėjęs susidraugauti. Bet jo planeta tikrai vadinė. Viena. Šeštoji planeta buvo 10 kartų didesnė. Joje gyveno vienas senas ponas. Labai gana aiškiai. Aš esu geografas. Labai grįžtai išsprendta, ar jie yra? Negaliu žinoti. O mes daug pinigų. Irgi negaliu žinoti. Tai tik jūs geografas. Taip tiesa, bet aš netyrinėtas. Geografas pernelyg korusas moka viso vaikštinėti. Jis neišeina į savo kabinetą, kad jame priminėja tyrinėtojus. Geografas tai yra susijaudino. Pabėgęs iš toli, aprašyti man savo planetą. Mano planeta, fotografų turite būtent tyrinėti. Geriau neužrašinėti. O kodėl jūs visų gražiausia? Todėl, kad gėris trumpalaikė. Ką reiškia? Tai reiškia, kuriam skirta netrukus pranykti. Laba diena.
vienintelį pasaulį, aš tau būsiu vienintelė pasaulyje. Lapė ir laižrėjus į mažą princą dalį. Prašau, įsijaukink. Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis. Prisimenat, kur keliavot? Kur? Tai vad aš jums labai visiems linkiu. Turėkit savo žvaigždę. Keliaukit ją. Traukit, skriskit, plaukit. Ką nori darykit. Tik pasiekit savo žvaigždę. Ir būkit visi labai laimingi.
Atvažiavo, tiksliau sakant. Tik tai nepaslyskit. Labai neįsibėgiai. Neįlipkit. O jie dirkėtas. Ir dar kažkas. Kaip tai blogiau nes. Einam įsimaudyti geriau. Pas ką tu tokia ūkinė visi? Pas mane. Tai davai, tai kažkur. Gal pamirši, prisilies prie suolo medžio, prie kurio jau nebegrįši. Atidarytos klasės durys, ant suolo paliktas diktantas, apsidairyki, nepamirški, niekad šitos sienos lango. Dienos kris, aplenks metus, šilstas vėjas mus išbarstė, kas primins tau tuos laikus, saulė ir žvaigždės padangės. Karčią nuoskaudą atminęs ją paslėpti, gal pamirši, prisilies prie suolo medžio, prie kurio jau nebegrįši, atidarytos klasės durys, ant suolo paliktas diktantas, apsidairykit. Nepamirški niekad šitos sienos, lango. Ateina laikas nykti mirti, atėjo mūsų laikas tirtis, ateis ir laikas susitikti. Ir kai raukšlių veidais vagotais vėl susitiksime visi, apsikabinsim ir suprasim, nebus čia mūsų, bus kiti, nebus, bet bus kiti. Paplojam? Plojam? Neplos. Kitam, kad ten dar pačiam. Ar ten kas nors valgo? Kas čia skrenda? Kaip jau gal? Valgyti nieko nėra, pavyzdžiui, dar jau Jų buvo daug.
visi jauni ir drąsūs. Ir greit per ankštą liko jiems tėvų namuos. Tai vieną rytmetį, kai pievų plotuose žvilgėjo deimančiukais rasos, išėjo į pasaulį jie, jaunystės nuotykių ieškoti. Dangus toks mėlynas, krūtinė jausmas tyras, o akyse ugnis, o lūpose daina. Skambėjo vieškeliai, keliai skambėjo girios, o ten toli žydėjo laimė svetima.